Raseiniai nedidmiestis ir nesistengia juo būti. Tai kraštas, kuriame tikrumas vis dar svarbesnis už įspūdį, o žmogus svarbesnis už greitą tempą. Bet kas lemia, kad žmonės čia pasilieka ir ką reiškia ne tik gyventi, bet ir kurti šiame krašte. Šį kartą laidoje Raseinių kodas žmonės, kurie šį kraštą pasirinko neatsitiktinai. Vienas per muziką būrė žmonės ir garsina Raseinius, kitas atkuria autentiškus mūsų krašto liaudies raštus ir rūbus. Ir jau šiandien apie šią šeimą galima pasakyti, jų pėdos Raseinių krašte įspaustos giliai. Ramutė Jagnorienė, tautodailininkė, audėja, kurios rankose gimsta ne tik raštai, bet ir tradicijos. Ji jau kelintos kartos raseiniškė, savo krašto kodą nešiojanti kraujyje. O Gražvydas Jagnoras, Raseinių garbės pilietis, ilgametis choro Šatrija vadovas, mokytojas, į Raseinius jie atviliojo meilę. Du žmonės, dvi kūrybos kryptis ir vienas bendras pasirinkimas. Bet kodėl būtent Raseiniai? Šeimos galva. Nuo manęs. Šeimos galva. Kaip traukia namai. Jūs iš čia. Aš iš Paupio. Tai va ir kažkaip norėjos arčiau namų. Visada tie namai brangus, visada jie laukia visada. Taip ir po studijų grįžau į Raseinių žemę, o paskui jaunikaitį parsiviliu. O štai meilės emigrantas Raseinių krašte. Nors mano mama nuo to krašto, Taip. nuo Plauginių ir Paliepių. Tai aš, vis tiek Sugrįžai. Dievulis sudėlioja vis tiek taip, kad kažkur kažkas yra sudėliota ir parein į savo vietas, kaip turėjo būti. Tai aš grįžau į tas pačias vietas. O dar čia tuos meiliais metais dar galvojau biški laisvas pabūti, bet Nepavyko, mama pasakė, amžinatelis uošvienė, Anyta, čia jokių ilgų iešmų drožimų nebus. Ilgai iešmą bedrožiant, šuo kastinų ženėties vaikai ir viskas. Tokia pozicija. Jau 40 metų. Ir vietoj toj pačioj 40 metų. Raseiniuose. Tai šitą mes susipažinom Seniai. prieš 4 metus, iki susituokiant. Bet vienus metus pabuvom, 2 metus pabuvom tokie civiliokai, draugai, o paskui išėjau į vadinamą tarnystę. Tai mano gražuolė laukė 2 metų, o paskui jau ilgai netrukus 1, 2 ir laisvė pasibaigė. Va ir tada jau. Va taip ir nuo 86 mes raseiniški. Tai su stažu. Su stažu ir gyvenam Raseiniuose, paskui jau Ramutės tėvelių nebeliko. Tai pasirestauravom, atsinaujinom trobesius Šiek tiek. ir gyvenam dabar Paupy. Miške. Laimingai. Labai, Laimingai. labai. Čia jau brangu ne tik mum, bet ir mūsų vaikam ir anūkam brangu. Tai jau jie irgi projektuoja savo gyvenimus taip, kad kažkada galbūt ta sodyba toliau bus gyvenama. Tokių minčių yra ir mes tikrai džiaugiamės, kad yra šitaip. Nes ta sodyba, jinai turi savo istoriją, jau mes esam 3 karta. Mes 3. 4. 1, 2. 4 karta mes toj sodyboj. Tai va, nes, žodžiu, istorija prasidėjo apie 910 metus, kada mano proseneliai grįžo iš Amerikos emigrantai, žodžiu, nusipirko ten gabaliuką žemės ir pradėjo gyventi. Tai va. O mane tai, aš sakau, kaip klampus, ir pasišnekam dažnai, kai klampusis smėlis. Tiesiog nutrauktai traukia, gal dėl to, kad kažkokios tos šaknis yra mamos čia
ir tos giminystės kažkokiu ten liktai peripetijų yra. Ir taip 1-2 ir įtraukia ir kažkokio kito pamastymo, kad mes kažkur galim kitur. Tai manau, kad ne. Jau čia šaknys. Čia. Nu, sakau, šitą amžinatelis senelis, uošvis, seneliais vis, mes tokioj kartoj, kad jau ir mes seneliai. Tai kažkaip sakydavo, mamit, uošvieniai, sako, po mūsų tai čia bus zuikių ganyklas. Mes čia buvom Raseiniuose, visai, kam čia tiems miščionams kažkokie ten tie kaimai. Tai, bet apsivertė taip, kad mes neleidom tiems ganyklom būti, tai dabar mes šnekam, dabar aš tas senolis. Sakau, mamit, jau čia po mūsų, tai tikrai bus ganyklas. Sako, palauk, apsivers, jau kelintas iki tai girdžiu. Maži miestai dažnai nuvertinami. Sakoma, čia mažiau galimybių, mažiau veiksmo, mažiau perspektyvų, bet ar tikrai? O gal čia tiesiog daugiau tikrumo, daugiau ryšio su žmonėmis ir tuo, ką darai kasdien? Kaip pasakyti, ta mūsų Lietuva tokia maža, kad jeigu tu nori, tai iš tikrųjų tu pasieksi ir tą didelį miestą, ir mažą kaimuką, ir ten kažkokią tokią sodybą. Nėra didesnio skirtumo šiais laikais. Gyvenam iš tikrųjų gerovės valstybei. Nėra didelio skirtumo, ar tu nori teatrą pasiekti, ar tu nori koncertą išklausyti, ar tu nori kažkokią kelionę nuvažiuoti. Visos galimybės yra. O čia yra, toksai, kaip pasakyti, tempas šiek tiek ramesnis, pačiam žmogui ramiau. Yra aplinka tokia jaukesnė. O jeigu tau nori su to didmiesčio, oi prašom, tik važiuok. Su draugais, tie, kurie didmiesčiuose gyvena. Kada buvo teatre? Neatsimenu. Tai mes, provincijolai, dažniau nuvažiuojam į teatrą ar dar kažkur kitur, negu ten tie turėdami galimybę vietoj. Aš manau, kad visur yra tas lėkimas, tu sakai, čia mažiau. Aišku, mažiau negu didmiestį, bet vis tiek to lėkimo yra tas rutina 1-2 po kitą, žiūrėk, čia buvo pirmadienis, žiūrėk, jau čia penktadienis, bet yra noras, yra galimybių, yra poreikis turtėti dvasiškai, tai tu greitai sėdi prie Indika ir susirandi, kur ką būtų gerai pažiūrėti. Paderinam grafikus, važiuojam. O tai taip atvirai pasakykite, tikrai niekada nėra buvę tokios minties, kad gana Raseinių važiuojam Kaunan, Vilnių, Klaipėdą, belė kur kitur. Turi meni gyventi? Jep. Ne. Aš kažkada pasigailėjau dėl Gražvydo. Jisai turėjo potencialo gal. Sakau, kad liepė Akademijai. Sakai, kad liepė ženytis. Tai tas potencialas paliko čia. Bet jisai dabar save realizuoja, man atrodo. Taip. Prakaičiuką braukė. Linkėjimai chorui. Ir mano kūdikiams mokykloje. O jūs kaip manote, mažų bendruomenių pliusas kas yra? Žmonės, atstumai, darbai, ritmas? Ko gero, žmonės. Nes vis tiek mes esam bendruomeniški. Ir sakykime, ir ta mūsų, aš čia dabar jau apie savo gal tą veiklą ir savo tą aplinką, šiek tiek, sakykime, muziejus. Kokia yra bendruomenė, būrėsi, kokia šviesi bendruomenė, būrės aplink muziejų. Tai yra garbė jam, garbė vadoviai, garbė darbuotojams visiems, nes, iš tikrųjų, kad ir mano čia tą veiklą, faktiškai jie priglaudė. Davė galimybės, organizuoja ir užsiėmimus, ir lektorius pakviečia, ir viską. Čia tik tais noro reikia. Tai va, gegužį prasideda naujas audimo kursas, tai va, kviečiu raseiniškes moteris ateiti, pasimokyti, pažiūrėti, galų gale pabendrauti.
Tai va ta žmonių bendrystė, tai iš tikrųjų ir yra viskas. O čia tos priemonės, ar ten atstumai, ar ten, tai yra antraeiliai, man atrodo, dalykai. Aš papildysiu tai, kad ta bendrystė, kiek tie daug metų atgal, 40, netgi 30 metų, tai kaime talkas kokias būdavo. Patalkauja šienatve, bulbekasiai, mėšlavežiai. Ir, sakykime, paskui tas bendrystė jau bendrauja dirbdams tą darbą. Ir tą žmogų pažinti, daug greičiau pažinti, kad kokie jo savybės. Ir, sakykime, paskui bendravimai tie patalkiai. Ir su dainom, ir su pašnekėjimais. Tai pažinoja tą kaimą. O dabar, sakykime, ta technika taip pažengė į priekį, kad vienas traktorius nupjovė, ir apvertė, ir suvežė, ir sugrebė. O susirinkdavo kaimas, žiūrėkit, 20 žmonių ir... Kaime buvo žmonių. Bet kaime buvo žmonių. Todėl ir buvo žmonių, kad buvo darbų. Tai aš manau, kad dabar tam tokiam šiuolaikiniam gyvenime, kai turi visą informaciją čia pat, arba ten televizorių, tai o kam tas bendravimas? Tu nesakyk, čia dabar mes susipyksim. O tavo choras, tai kas? Tai nėra bendryje, nėra bendrystė. Ko jūs tenais rymot per dienas ir naktis? Naktis. Taip. Ne, taip, būna ir paro. Ne, aš būtent tai ir sakau, kad yra ta bendrystė. Keičiasi tos bendruomenės, jos kitokios darosi, bet vis tiek ta žmonių bendravimas lieka. Jisai gal keičia formas kažkiek. Tai va, tai ir yra, sakau, tu pyksti, nepyksti, bet esmė yra tokia kolektyva, kaip sakykim, čia tu randi, žiūrėk, atvažiuoji net iš Vilniaus kažkokią moteriškę, atrado save, metė verslus ir atrado save audime, prisipirko staklių ir dabar. Ir sakykime, ir tie kolektyvai kultūros centre, tai jie ir būtent tą bendravimą yra labai smagu, kad susėti žmonės pabendra, o galėtų jie savo po darbelio 1-2 ir eiti pasėdėti prie televizoriaus ar dar kažką. Ateit į kultūros centrą, padirbam. O kaip tenais, jau mes nesikį daug sykių kalbėjom, kad tokiam chore reikia padirbėti. Kol 40 balsų suvedė į krūvą, ne tik tas bendravimas, bet ir tas ir darbs. Ir paskui kažkada nuskini tokį gražų vainiką kaip kokį koncertą. O jeigu dar čia per kultūros centrą atidarymą buvo pilna salė, tai kiek bendrystės įdėjom. Provinčiai. Bet tokios bendrystės yra ir didmiesčių. Jei Gražvydo pasaulyje garsiai skamba muzika, tai Ramutės rankose gimsta raštai. Kaip ji pati juokauja, užaugogi po staklėmis. Ir vyksta gyvenimas. Aš užaugau po staklėm. Šalia. Staklėm užaugau. Nes, mūsų, aš jau sakau, kad 4 karta, tiek kiek aš žinau tų moterų, kurios audė, tai ir prosenelė audė, ir babytė audė, ir mama audė, ir visada man tas audimas rūpėjo. O kai jau vaikai savarankiškai pradėjo gyventi, tai aš pagalvojau, jeigu aš dabar nesijimsiu šito reikalo, tai jau paskui man bus per vėlu. Tai va, tai taip ir... Kiek metų jau dabar skaičiuoju? Tai jau... Mūsų 14, ne? 12 kokį gal. Ne. Daugiau. Tai kai stakles nusikėliau, tai gal ir 14. Bet taip jau rimčiau, tai gal apie 12-11 metų. Tai aš papildysiu, atsimenu, kad kaip atėjau į žentus, tai prieš tą žentystę žinojau, kad yra tokie amatai staklės, bet pirmas iki pamačiau, tai ošvijoji, kai žiemą, realiai po naujo meto, tai darbai didieji kaime apdirbti, tai žinau, kad senelis nuimdavo staklės nuo viškų ir sumontuodavo ir matydavo kaip tenais. Tai dabar čia galiu dar taip savo pasigirti, mamuks turėjo 1 staklės. O mano mamuks turi net čia su muziejumi net 9. Neskaičiuok jau tu čia tų staklių čia.
O kam tiek daug? Tai vienas. Pasakyk, kam taip reikia. Aš irgi labai daug aiškinu, kam jų reikia. Turi vieną mašiną, negana? Negana, perku antrą. O vienu stakliu negana? Ne, nu, tai kad skirtingi audiniai. Su vienom staklėm, nu, tai... Kaip paaiškinti? Paaiškinsiu taip. Vieną užsakymą gauni tokį sijoną, trečias tokį. O staklėm užleidai vieną, užviniojai, surinkai ir gali tik tai vieno pagrindo audinį kažkokį austi. Jeigu nori, reikia nuimti. O kad vieniems vieno reikia, kitiems reikia. Tai labai gerai. Vienas įkišast. Vienas baltas, kitas juodas, trečias languotas, ketvirtas ten kokia prijuostė, dar kažkas kara. Tai pas jūs likė ten tarp tų staklius. Tai už tai yra. Per 3 vietas. Per 3 vietas išsidėliojam. Nu tai va, tai muziejus šaunuoliai, jie čia priglaudžia. O ar yra, man įdomu, pas jūs ateina į seminarus, į mokymus, kokie žmonės, šiaip iš smalsumo, ar norintys jau pradėti austi ir kiek yra tokių, vieną jau išgirdau, kad ne vienas jau žmogus yra net metęs darbą ir pradėjęs austi, kiek tų tokių galbūt istorijų daugiau yra? Nėra daug, nes čia tokia nišinė veikla ir iš tikrųjų reikia, kaip pasakyti, kad širdis šauktų. Nes tai yra darbas labai imlus laikui, bet ateina tokie žmonės šviesus, kuriem įdomu, jaunos moteris, turinčios savo veiklas, turinčios verslus, ne šiaip savo tik taip pažiūrėti, bet ir prisiliesti, kas tai yra, pabandyti. Tai, man smagu su tokio moteriu. Vyrų. Laukiau to momentu. Aš laukiu, kada gražunas. Palauk. Esmė yra tokia, kad kai pamatai, čia tas 1, 2, tai tą ir aš galiu. Manau, bet iki to, tai čia yra pirmas liaudiškas kompiuteris, tai buvo staklė. Staklė užtaisimas, pasižiūrėti kas kur, kad būtų programavimas. 8 dar visokie kitokie, dar kitokie dalykai. Didžiausias dalykas, kad ten reikia krapštyti. Ir kaip ten jau tas siaurosios mūsų staklės, 2400 ir kiek ten tų siūliukų, o Dieve. Kada jos reikia suskaičiuoti, kada jos reikia ten suknibinėti. Gerai, motriškas turnagų ten suskaičiuosiu. Kažkada, saka, tu man padavinė, labai gerai, kai yra 2 žmonės. Prie kažkokių tokių lamstinių, tų rinktinių raštų, taip, kažkada mes ten irgi kažką darėm. Saka, tu man atskirk tuos siūlus ir aš to paduosiu. Kur kirušos tą savo pirštą, į mane atsiskiri, pasiėmiau tokią lenčikę. Tu saka, tai ką dabar, kai Godzilla su nagais čia skirsi man su tą lenčikę. Tai va, o šitą kažkada tai, kiekvienam darbė būna tokių sunkių momentų, kažkada pravažiuoju po choro repeticiją, sakau, viskas, išeinu į pensiją. Ką jūs manot? Yes. Eisim į staklės. Yes. Tai reakcija tokia. Ne, grįžtu iš chorą. Jau geriau, ne? Ne, jau geriau chore. Aš galiu padėti ten tas visokias, pagabini tą, ten tokių visokių pusmeistrių būti. Reikia meistriuko, labai reikia prie staklių. Tai aš tokiu pagalbiniu gizu galėčiau būti, bet kai jau ten nežinau, kas turėtų būti. Kas turėtų įvykti. Jau tu būtų kelinta ten viena iš tų blogybių, kurių... Aš manau, nors yra kiek vyrų jaudinčių, kaip jisai gišitintie, kaip tai tarpukario, kaip tai nepokario. Tarpukario, atkočiai. Ten buvo profesionalūs audėjai. Vyrai, kurie audė tas plačias, didelės vienpalės karas, va čia yra dvipalė, va tokia va. O tenai iki 1,80 m išausdavo vienpalės tokias didžiulės staklės, tai užsakydavo. Siūlus duodavo moteris ir išausdavo va tokias tas vienpalės karas dėlės. Dabar pereisim prie gražvydo. Taip. Man vis tiek irgi įdomu. Netrūksta ta kantrybė, nesinorit tikrai eiti jau austi, ar, nežinau, dar ką bitininkaujat, praplėst ūkį, kažką daryti.
yra, kiekvienas darbas yra rožės ir aškėtrožės ir visi. Nėra tokio, kad 1, 2, jau kai viskas gerai, tai žinok, kad jau bus pabaiga. Aš manau. Kaip ten sakė, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau ir atvirkščiai. Kas jau ką aš tai žinau, tai žinok, jau čia viskas paskutinioji. Tai ir to darbo visko yra gražių dalykų, yra tas juodas darbas, kaip sakau, 40 žmonių suorganizuok, tai padaryti, kad, ne taip sau padainuoti, reikia tą harmoniją ir menų kažkokiu išmelti. Taip, būna visko, bet kaip dažnai būna taip po sezoną, jau viskas, jau amen, jau čia kažkaip jau tokia paskutinioji praeintas mėnesis to atostogų ir visai kitaip, kaip ta šuva, ne kaip tas vilks, ne? Kaip ne, trūkst kažko tai. Gal bus taip, aš pareisiu į tavo plečius. Nieko, ten viskas gerai. Žinau. Dainuok, tu laimingai. Jau? Toliau dainuok. Ateik, nepabėk, kur jau dabar nulėksi. O dabar pakalbėkim dar apie tokį dalyką, iš tikrųjų esat abu menininkai ir kūrėjai. Ir kaip jūs galvojate, ar reikalinga jūsų veikla yra bendruomenė, Raseinių bendruomeniai? Čia aš rimtai dabar paklausiu. Rimtai. Tai aš manau, kad čia mano ta veikla, čia pridėta kostiumų, tai manau, kad jinai reikalinga, nes tai yra edukaciniais tikslais. Iš tikrųjų, ta kolekcija buvo daryta ir jinai tęsiama, daroma toliau, kad žmonės matytų, koks iš tikrųjų yra tas mūsų tikrasis kostiumas. Būtent Raseinių krašto, būtent austas rankom, senom staklėm, senom priemonėm, ne kokiais... Automatizuotų kažkokiu. Neautomatizuotų, ne kokiais geležiniais tenais, bet taip kaip prieš 100 metų, sakykime, ar dar vėliau. Tai ir kaip atrodė tie mūsų audiniai ir kuo jie skiriasi, mes esam pietų žemaičiai. Tai mūsų kostiumas kardinaliai skiriasi nuo šiaurinių žemaičių. Ir vieną kostiumą turim šiaurinių žemaičių, kiti yra pietinių. Tai būtent tokia kaip ir misija šitos veiklos ir šitos kolekcijos, būtent parodyti tą skirtumą ir kad žmonės žinotų, kad matytų ir pristatymai buvo, ir kas domisi gali ateiti, tikrai parodys, ir merginos papasakos, ir man galima, ir skambinti, ir susitikti, ir tikrai viskas. Kas puošiasi Raseiniuose mūsų tikrai tautiškais rūbais, mūsų krašto? Bijau kažką pasakyti. Bijau kažką išskirti, nes kolektyvai paprastai, šiek tiek yra tos stilizacijos, nes vyksta viešieji pirkimai, o kai viešieji pirkimai, tada yra truputėlį nukenčia ir autentiškumas, ir kokybė, yra tokia realybė yra. Tai man atrodo, kad šita kolekcija būtent yra išskirtinė tokia. Ta prasme. Tik tai tiek norisi paraginti ir žmonės, ir kolektyvų vadovus, ir mamas, ir močiutės nedaryti didelių klaidų, sakykime, renkantis, dėvint tą kostiumą, kad tikrai matosi, ypatingai bendruomenėse, tai vietoj prijuostės rankšluostis parištas, ten, sakykime, vyrai kaubojiškai užsiriša kaklaskarės ant kaklų arba, sakykime, vaikam uždeda tas nertas kepuraitės, kur visiškai netinka jinai, nes tai yra ištekėjusios moters naktinė kepuraitė, kitaip sakant, naktinių marškinių tas variantas. Tai tikrai tie vaikiukai gali šiaip žaisti, bėgioti su tom kepurėlėm,
močiutės ir mamos prineria viskas gerai, bet kada prie reprezentuoti prie tautinio kostiumo, tai tikrai ne. O ką dėti, sako, ką dėti? Tai yra tam ir vainikėlis, ir rangė, galų gale skarelė mergaitė. Jokių plikų galvų. Ir taip, plikų galvų. Ir moteris labai pyksta, kad reikia skaras rištis. Tai karūna tavo. Šiais laikais karūna, tokias šukuosinas. Sunku moterim perlipti, žodžiu, per tą. Tai tikrai, bet nuoga galva negali būti. Čia kažkokia tokia stereotipas. Jeigu jau moteriškė mergaitė užsirišo skarą, tai jinai boba. Jau amen, jau baisiau negali būti. Bet dievulis sutvėrė taip. Ir davė žmogui, tai moteriškiai, suprati, kad reikia kažkom galvą uždengti. Tai yra gražu. O tai palaidais plaukais vaikščiodavo merginos iki ištekėjus, jie arba būdavo rangės, arba kaip tenais Aukštaitijoje būdavo karūnos, ne? Karūnos, galionai. Mūsuose tai ne. Tai žodžiu, tokios kritinės tos klaidos yra ir kas jau norėtų tikrai tą kostiumą dėvėti taip, kaip priklauso jį, vis dėlto reikia suprasti, kad tai yra 19 amžiaus rūbas. Mes jau 21 žengę, tai bandykim save, taip sakant, sutaikyti su tuo 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus tuo supratimu. Aš dar galvoju, toks yra supratis, kad jeigu aš užsivilkau, užsisegiau sijoną, dar kažką, panašaus. Iš vieno krašto, iš kito krašto, dar kažkokia eklektika, bet aš jau tautinys. Aš jau pasipuošęs arba aš pasipuošusi. O man, kai šitaip tokį gražų žodį pasakysiu apie savo gražuolę, kad prisipirktų visokių knygų. Užsisaka apie tas būtent. Net vieną tu turi iš ten tos 1875 metų rinkinys. Tokia Melanija Gukovska. Kauno gubernijos kažkokio valdininko žmona. Ir reiškia buvo, ir vyras važinėjo po guberniją, jisai kažkokius ten duomenis rinko, ten kažką, o jinai važiavo kartu su tuo vyru ir rinko audinius. Žodžiu, iš būtent čia mūsų regionas, čia... Į Kauną, už Kauną į tą pusę. Taip, čia paskui ten iš Zarasų dar šiek tiek kampas, Panevėžio. Ir dabar pagalvoji, reiškia, tai yra kelionės arkliais, tolimos kelionės. Kokio šviesumo ta moteris turėjo būti ir kaip jai tai turėjo rūpėti, kad jinai važinėjo po tos kaimus, vaikščiojo pas tas paprastas moteris, rinko tas skiauteles, dėjo į tą savo katalogą. Kažkoks fantastikos skyrelis kažkoks man. Ir labai smagu, kad išlenda dar tokių minčių, kad reikia atgaminti tas, kas buvo prieš 100 metį. Taip, mes šiuolaikėjam ir visaip kitaip, tas drabužis pasidarė, kas buvo, kasdiena, dabar pasidarė kažkoks išeiginis ir jau, sakykime, prestižas turėti, aš turiu tautinius kostiumus. Aišku, tai ir sprendžia tą kainą. Viešieji padaro daug pigiau, bet, sakykime, kai tokiom paprastom staklėm audė, tai niekada gyvenime neatsiperka tas darbas laiku ir to kruopštumu ir visa kita. Niekam nepapasakosiu, kad tu sėdi savaitę, kol stakles paleidi. Dieną meti. Tai savaitę laiko, kol stakles pasileidi. Gali atsisėsti šaudyti. O paskui tai Ramutė kažkada turėjo tokį nukrypom biškiuką. Čia vis apie mane kažką. Tai kad neturiu kitko. Ai. Neturiu. Tai apie save pasakoju. Šitą. Tai audė kažkokį ten, kur rinko raštą
Adata. Tai žinau, kad tu tą 15 cm bendro audinio savaitę. Taip. Savaitę laiką 15 cm to audinio. Tai ką tu gali papasakoti, gali tik tai savo, ar dar kažkam artimam, taip, imti, dovanoti ir pasakyti, čia tau. Ir svarbiausiai, kuo fainas tas audimas namuose. Todėl, kad ausdamas tu įdedi tą energetiką. Čia gali šnekėti iš kažkokio ezoterinių dalykų, da visai kitaip, bet tai vis tiek ta energija perein į tą žmogų, kuris jį dėvi. Nu, netikiu, kad taip savo fabriką nusipirkai, ten tas anas, visai kitaip, aišku, mes papratę, bet čia, ar čia jau mes tokie pasidarėm ligoniai, kur tikim tokiais dalykais, bet ta materija pilna tos energetikos, ką tu įdedi. Kad ir tas 15 cm per savaitę laiką. Aš sakau, kad labai fainai, bet aš dar dirbsiu su choru. Gerai, dirbk. Ramutė audimas tai tarsi su genais perduotas kelias. Jos rankomis atgimsta autentiški mūsų krašto rūbai. Ir ne tik muziejui, o gyvam prisilietimui, pažinimui, išsaugojimui. Tai tylus, kasdieninis darbas, kuriame užkoduota tai, kas svarbiausia – mūsų krašto tapatybė. Ir jei Ramutės dieną lydi kantrus staklių kaukšėjimas, Gražvydo pasaulis visai kitoks. Jis nuolat tarp žmonių, su vaikais, chorų, repeticijose, koncertuose, daug savęs atiduodantis kitiems. Tas mano darbas yra su žmonėm. Nuo pat, kai pradėjai, su vaikais ir visai kitaip, ir čia, ir tas amžinai tas darbas su tam žmonėm išsekin. Išsem tave kaip iš to 3 litrė. Rytą būn pilns 3 litris, vakare, geriausiai puslitrus kokis. Tai, o tos bitės atsirado irgi va taip nuo pat pirmų dienų žentystės. Ramutės dėdės turėjo bitukų kaime ir nuo pirmos vasaros aš jau ten buvau, tuo pagalbininku. Dūlį pūsti ten, žodžiu. Tai, o malonumas toks, kad naini, pamatai kitą tvarką, pamatai kaip gyvenimas, kaip gamta sudėlioja ten viską, kaip ten mokslininkai sako, kad 2 milijonus metų bitės nesikeitė. Tas pats supratis, tas pats instinktas veik. Ir matai tokią tvarką, kad vienas daro, vienas maitina, kitas neša, kitos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pasineri į tą avilį ir taip pailsi fiziškai, iš tikrųjų sunku. Nu, ten turi 1-2 aviliukus, tai taip, mes turim... Tai, ne du. Tai fiziškai labai pavargsti, bet taip smegenai atlaisvėjai tiek vietas naujam 3 litriui. Tai va, bitukės yra jėga. Mat štai ir šįmet, kaip šįmet smagiai buvo apsnikti, taip. Tai avilių kišojo 20-30 cm. Ir eini, nukasi lakas, pasilabini, pasišneki, o Ramutė tai mano iš vis labai fainuolė. Aš ten jau dirbu to, Ramutė dūlį puč ir šnekas. Tai maldelė sušneka prie tabičikį. Tai jos pasišneka, da visai kitaip. Ir nuokrypis. Taip ir. Tai atsidarai avilį ir, aš ne bitininkas, aš tik mėgėjas. Mes mėgėjai. Tai atsidarai avilį ir iš to garso, ką išgirsti iš avilį, tai žinai, dirbsiu, nedirbsiu. Arba taip savo pasišneki ir išeini. Tai vienas iki atsidarėm avilį ir kažkaip sakau, jau tų reikalų bus. Jau čia aš pradėjau dirbti, pradėjo kilti ir sakau, Ramut, pusk. Žiūriu, dūlis ant žemės, Ramutė miške. Ne, tai nėra ko tenai su jom ginčytis. Nes, kaip įgėlė, taip tos bitukės nėra. Tai ten tvarka ten yra kita. Taip kaip ir pas mus nuo rytojaus. Nuo rytojaus. Aš dabar važiuoju, turiu sakantį klausimą, bet galvoju, kad aš nežinau, vizualiai matosi atsakymas. Gyvenat kartu, kuriat irgi, sakykime, kiekvienas savo, dar ir bendrų kūrybinių darbų, kiek girdžiu, ar net, nes bitės irgi yra bendrai kūryba. Sunku tilpti 2 kuriantiem namie? Ne. Tai kad nebūnu namie.
Ne, žinokit. Nu, netrukdom viens kitam, nemaišom valdiškųjų privačiųjų santykių, susitarėm. Ai, juokas. Saka, jūs nesate niekada nesusipykę. Nu, niekada. Ar galim susipykti iš karto? Jeigu aš pykstu, jinai nepyksta. Atvirkščiai, jeigu tu pyksta, aš nepykstu. Tai pykstam, nesam niekada susipykę. Ani? Tai taip. Man. Nors čia sutarė. Ne, iš tikrųjų tai netrukdo tas, nes, sakyčiau, per tiek metų bendro gyvenimo mes supratom, ko mums kiekvienam reikia. Ir, sakykime, aš labai dėkinga Gražvydui, kad jisai toleruoja mano veiklą. Nes tikrai, kartais gal atsibostų aš jam tenais tu savo siūlais visais. Ne. Viena, aš išvažiuoju, ne? Aš išvažiuoju. Ne, bet apskritai požiūris, kad priima žmogus tai, kas man įdomu, kas man patinka, aš stengiuosi toleruoti jo veiklas. Ačiū. Sveikatą. Man kažkodėl atrodo, kad Gražvydo veiklos tokios labiau prašosi daugiau tolerancijos. Žinioj, vienareikšmiškai. Tai tam yra patirtis. Kitas klausimas. Įgyta. Per metus. O jeigu dabar taip užviršuojant, jeigu vienu sakiniu reikėtų pasakyti, kodėl verta gyventi Raseiniuose? Va taip. Vieną sakinį nėra. Tada daugiau? Vert? Ar tas klausimas toks dviejops? Kada jisai paklaustas? Jeigu dabar, tai kitur neverta. Čia per daug įdėta, per daug žinoma, per daug artima, todėl kitur gyventi tikrai neverta, tik Raseiniuose. Jeigu būtų prieš 40 metų, gal kitas būtų atsakymas. O šiuo momentu tai ne, tikrai verta. Aš sakyčiau, vis dėlto emocijos yra svarbios. Ir jau myli tą kraštą. Nes tavo čia namai. Kur tu nueisi, pažiūrėti smagu. Bet ar norėsi ten gyventi? O kad yra visur pliusų, visur minusų, tai visur yra. Bet jeigu tu čia gerai jautiesi, jeigu tu čia dirbi mylimus darbus, jeigu čia užaugo tavo vaikai, ir jie čia džiaugiasi sugrįžę, ir jie ten, kaip pasakyti, namus randa čia, tai ko daugiau norėt? Jau daugiau sakinių negu vien. Toks pusantro. Kamščių nėra, Raseiniai pasiekime, jas. Lidlą pastatė. Jau dabar tikrai verta. Lidlas ta vyšnia ant torto. Visiškai. Kaip ten klausimus, reikėjo pradėti nuo to. Ar verta gyventi Raseiniuose, jeigu atsidarys Lidlas? Nes jau Lidlas atsidarė. Neatsidarė. Ir žmonės geri, ką žinau. Aišku, geri žmonės. Nėra blogų žmonių Raseiniuose. Nėra šis blogų žmonių. Yra tik sugedę. Kartais. Vieni darbai skamba garsiai, kiti gimsta tyliai, tarp siūlų ir laiko. Tačiau abu jie kuria tą patį – žmonės, bendruomenę ir atmintį. Ir kol yra tokių žmonių, Raseiniai nėra tik vieta. Tai gyvas, tai kuriantis kraštas. Tai Raseinių kodas. Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras šatyje, vadovas Gražvydas Jagneris, advokatorė Saulė Kričkauskienė.